Šiemet vadinsime žaliųjų komandą, tai yra Robertas Bartkevičius ir Tomas Šliupas. Robertas Bartkevičius iš Rokiškio jėgos trikovės rekordininkas, dėmesio Sasnavos galiūnas 2023, paskutinį kartą Sasnavoje vykusiose varžybose Robertas Bartkevičius užėmė pirmąją vietą. Na ir jam talkina Lietuvos galiūnų vicečempionas, beje 2 kartus Tomas Šliupas iš Šilutės. Hebra, šiandien susikaupiam, turim gerą rezultatą, to noriu jums ir palinkėti. Pirmoji pergalė šios dienos komandinėse galiūnų varžybose. Pradedam. 2 minutės prasidėjo. Tomas Šliupas nikį kelia pirmąjį kartą, bravo. Robertai dirbam. Vienas taip pat užfiksuota. Trečiąjį kartą komandai fiksuoja Tomas. Ir dabar reikėtų įgauti gerą tempą. 4 kartai bendrai. 5. 6 kartas labai gerai užfiksuotas pas Robertą Bartkevičius, 7 pas Tomą, 8 ir panašu, kad komanda tikrai eina ant geriausio rezultato, ko aš jam norėčiau ir palinkėti, 9 kartai. 10 ir tai yra nuostabu, ar ne? Dirbam Tomai, 11. 12 turėtų būti pas Robertą, taip ir yra, laiko lieka dar tikrai labai daug. 13 kartas pas vicečempioną, lieka 1 minutė. Opa! 14 kartų, Tomas Šliupas 5. 16 užėjimą organizuoja Robertas. Taip, reikia dar 3. Nefeilinam Tomai. 17 yra, Robertai dirbam. Ir pakartoja Robertas Bartkevičius. Lieka pusę minutės, reikia vienintelį iškėlimą tam, kad žaliai išvestų pergalę pirmoje rungtyje. Ir Tomas Šliupas fiksuoja 19 iškėlimą. Ir komanda nestabdo, o čia rimti reikalai, bravo, 20 kartų. Kiek liko laiko? Lieka 5 sekundės, 21. Ir tai yra rimtas uždarimas pirmosios rungties, bravo. O čia Robertas Bartkevičius. Ar jam pavyks nešti toliau nei 7 pilnus ratus ir 6 metrus? Būtų tikrai įdomu, kad tai ir įvyktų, ir pirmasis Robertas Bartkevičius iš Rokiškio pabandys sunešti 200 kg tiek, kiek galima toliau. Dirbam, Robertai, dirbam! 1. Kelias dar tikrai tolimas laukia komandai, bet viskas įmanoma, nors Roberto Bartkevičiaus tempas lėtėja, bet mes fiksuojame 2 pilną apsisukimą. Nešam! Nepasiduodam, Robertai, dar truputėlį, dar truputį. Tomui Šliupui bus lengviau. 3 ratai. 3 ratai su trupučiu. Ir dabar Lietuvos vicečempionui teks atidirbti viską, kas įmanoma. Šiaip reikia 4 ratų ir dar trupučio. Čia šneku apie asmeninį nešimą. Kol kas bendrai paėmus 3 pilni ratai komandai. Tomas Šliupas pabandys nešti labai toli. 4. Dirbam, Tomai, dirbam. Aha, artėjame link 5. 5 yra, publika, šiek tiek palaikymo reikėtų Tomai Šliupui. Ar tai bus dar viena pergalė komandai? Aukščiau truputėlį keliam. 6. Ir reikia 1 pilno rato. Realiai dabar reikia 1 pilno rato, darosi labai sunku Tomui Šliupui. 7 ratas ir tie paskutiniai metrai. Ir panašu, kad centimetrų iki dar vienos pergalės Sauliaus Brusoko taurėje komandinėse varžybose. Bet nuo to mums, tiesą sakant, darosi tik įdomiau. Ir dabar 3 rungtis, kurioje sportininkai net nebejoja, kad pabandys pakonkuruoti dėl geriausio rezultato. Lieka, galima sakyti, 2 lyderių komandos. Žalieji ir juodieji, kurie persimetinėja
greičiausiai dėl nugalėtojo vardo šios dienos galiūnų susirinkime. Bet kol kas ne apie tai, kol kas laukiame rezultato trečioje rungtyje. Robertas Bartkevičius pradeda nuo statinės ir 15 metrų. Kol kas labai gerai atrodo Robertas Bartkevičius, pirmas įrankis nuneštas, diskotekų vedėjau, naftos į kolonėlės, naftos. Toliau, kryžius, 120 kg. Yra puikiai. Trečias svoris, 110 kg maišas, Robertas Bartkevičius su juo. Ir yra 15 metrų, bravo. Na, Tomai, laukiame stafetės perėmimo. Pagal taisyklės, 120 kg maišas. Ketvirtas įrankis finiše. Ir matau, kad jėgų tiesą sakant kainuoja labai daug. Robertas Bartkevičius jau pasirėmęs į vamzdį 80 kg. Lengviausias įrankis finiše ir 250 kg dabar. Laukia savo eilės Tomas Šliūpas, 2 kartus Lietuvos vicečempionas. Komandai turėtų atnešti uždarimą trečioje rungtyje. Viskas gerai. Robertas Bartkevičius pirmasis iš komandos narių atsidaro ir chronometras jau paleistas šaliesiems. Nešam, Robke, nešam! Gerai, 15 metrų yra. Nepasiduodam, Robertai, reikia gero rezultato. Dar truputėlį. Bravo, 120 kg pirmajame finiše ir dabar vicečempiono darbai Tomas Šliūpas. 15 metrų yra ir greičiau, Tomai, greičiau. Kokį rezultatą fiksuoja šalieji. Dėmesio. Bravo, puikiai. Reikia 10 maišų užsimetimo tam, kad būtų viskas užtvirtinta. Dėmesio ir startas. Lemiamos 2 minutės. Tomas Šliūpas, minkliai kabinasi į 120 kg. Vienas, puikiai. Važiuojam, Robertai, nestabdom. Reikia patogiai pasiimti maišą, norint siekti rezultato. 2 kartai yra. Svarbiausia nepridaryti klaidų. Tomas Šliūpas, 2 kartus Lietuvos vicečempionas, kelia 3. kartą. Labai gerai pasileidžia maišas. O, kaip gaila. Žodžiu, kol kas geriausias rezultatas yra 9 ir jį fiksavo juodųjų komanda, bet žalieji dabar turi galimybę pataisyti visą situaciją. Tiesiog inventorius sugedo, ar ne, maišas pradėjo pirėti ir teko stabdyti prieš tai matytą kelimą. Bet dabar 2 minutės, kurios sudėlios viską iki pat pabaigos. Šiandien Sosnavoje. Vienas. Dirbam žaliai, dirbam. Robertas Bartkevičius. 2 kartai yra. Tomas Šliūpas bandys pridėti dar. Ir tai reiškia tik pradžia. 3 kartai. Bravo. Važiuojam, Robertai, važiuojam. 4. Laikas aišku bėga, o reikia dar patirbėti iš pėdės. 120 kg maišas. 5 kartai. Kiek liko laiko? Laiko turėtų būti dar sočiai. 5 kartai kol kas fiksuoti. 6 kartai. Lieka 1 minutė. Oho, laiko dar yra ir jau 6 sėkmingų užsimetimai. 7 kartai. Lieka kartų iki geriausio rezultato pakartojimo. 8. Na, Tomai, nestabdom, lieka 40 sekundžių. Ir 9 kartai pakartotas juodųjų rezultatas. Lieka 30 sekundžių. Reikia dar vieno ir žalieji švęs pergalę šiandien Sosnavoj. Dėmesio. Robertas Bartkevičius tai padaro. Žalieji šiandien
šiandien teisingai vyriškai uždaro Sosnavos varžybas. Bravo, dar kartelį, Tomas Šliūpas. 10 kartų, 11 kartų. Ir lieka paskutinioji sekundė, dėja paskutinysis iškelimas jau nefiksuotas, bet Sosnava, paplokime žaliesiems! Paplokime žaliesiems, jie tiesiog vyriškai. Patys kiečiausiai, Sosnava, ar pasitiksim jos garsiai? Surinkti 18 taškų, pirmoji vieta, Tomas Šliūpas ir Robertas Bartkevičius. Sauliaus Brusoko, Galiūnų komandinės taurės nugalėtojai Žaliųjų komanda 2025. Šiemet čia Sosnavoje yra patys kiečiausi Tomas Šliūpas ir Robertas Bartkevičius. Na ir Saulius Brusokas oficialiai šiai komandai teikia pačias didžiausias, vertingiausias taures šių metų